Labas mergaitės! Jūs net neįsivaizduojat, kaip aš buvau šokiruota, kai aš sužinojau, kad daugiau nei 50% mano publikos nesportuoja vien dėl to, jog nežino, kaip taisyklingai sportuoti, nuo ko pradėti, nuo kokių pratimų, kaip juos atlikinėti, bei kaip sveikai valgyti. Atrodo, aš tiek viską esu sukūrusi ir tiek viską davusi, bet aš niekada nebūčiau pagalvojusi, kad aš nesu padariusi vieno pagrindinio elementaraus dalyko. Aš nebuvau padariusi nieko pradedantiesiems, kurie nori pradėti sportuoti, tačiau visiškai nesuvokia, nesupranta, nuo ko pradėti. Tai brangieji, sveikinu jūs! Jūs atėjote šiandien pas mane tam, kad aš jums papasakočiau ir parodyčiau, kokius pratimus reikia daryti, kaip juos reikia atlikinėti, kaip sveikai maitintis, į ką atkreipti dėmesį. Tai mergaitės, mes su jumis pradėsim šiandien nuo viso kūno treniruotės ir ko jums prireiks treniruotei. Nieko, tik tai jūsų namų kažkokias tai vietos, kampo kažkokio, kur jūs galite ramiai tai padaryti, pasportuoti kartu su manimi, nei kilmėlio nieko. Inventorius realiai nieko, tik tai kažkoks papildomas svoris į rankas. Pas mane tai yra baltymų kokteiliai, skardinėse, 2 skardinės, bet jūs galite naudoti, paimti obuolį, galite rankas, į abi rankas reikia paimti. Galit bulves paimti, tiesiog kažkokį tai papildomą svorį, kad prajausti tinkamai pratimą, kad kažką tai laikyti. Tai realiai viskas, ko jums reikia. Tai mano mielosios ir vanduo. Visada yra svarbu, kad po ranka būtų vanduo, kad jūs galėtumėt atsikvėpti, atsigerti, nusiraminti ir judėti prie sekančio pratimo. Kaip ir kiekvienos treniruotės metu, mes pradžioje turime atlikti apšilimą. Trumpas labai apšilimas, mes darome su jumis 10 mostų į priekį ir 10 mostų atgal. Kartojame, darome kartu su manimi. 1, 2, 3, 4, neskubam. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atgal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Dabar mergaitės, kojytės. Mes sukam kelius į vidų 10 kartų ir 10 kartų į išorę. Ir taip važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ir išorę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Dabar tiesiog pažingsniuojam su jumis, keliame kojytės 10 kartų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Dabar mergaitės rankas sujungiam už nugaros ir leidžiame rankytės žemyn. Mentės eina atgal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, mergaitės, tai ką, važiuojam? Mes su jumis pradėsim nuo labai lengvos programos pradedantiesiems. Mes darysim su jumis treniruotę viso kūno, kur mes pradirbsime svarbius mums raumenis, kuriuos mes naudojam kiekvienos dienos eigoje. Nežinau, mes kažką tai pasilenkiam, norim pasiimti, pritupiam kažką, norim pasiimti, kažkur pasiekti, kažką paimti, visur dirba raumenis. Ir juos reikia pastoviai pridirbinėti ir laikyti tonuse. Tai dirba mergaitė šiandien. Pasakoju jums techniką ir rodau pratimus. Pirmas mūsų pratimas yra pritupimai. Sudėtingas pratimas, nes kiek aš esu mačiusi, labai dažnai atlikinėjam netaisyklingai,
krentam kažkur pusiausvyros, nelaikome kelius kažkur, palenkiam ne į tą pusę ir panašiai. Tai šiandien pasakoju jums techniką, kaip atlikinėti reikia pritupimus. Tai yra pirmas mūsų pratimas, iš viso turėsim 4. Tai mergaitės kojos yra pečių plotyje, nugara tiesi, niekur užpakalio neatkišam, nepasilenkiam, nugara natūraliai tiesi. Kojos pečių plotyje, minimaliai sulenktos per kelius. Ir mes su jumis darome pritupimą. Pirmas dalykas, kuo giliau mes tupsime, tuo labiau mes pradirbsime sėdmenis. Giliau įtupiam, sėdmuo ypatingai pajungtas yra. Pritupiam 90 laipsnių kampu, labiau ketvirgalvis dirba. Tai mergaitės, kai darom pritupimą, mums yra svarbu, kad mūsų keliai neišeitų už kojų pirštų ribų, kad keliai nekristų į vidų, nežiūrėtų kažkur per daug į šonus, pėda tvirtai turi stovėti ant pagrindo, tvirtai, pilnai. Nesilenkiam į priekį per daug, neatsilošiam per daug atgal, nugara natūraliai tiesiai. Pritupiam, lėtai atsistojam. Pritupiam, lėtai atsistojam. Mergaitės, jeigu jums yra sudėtinga atlikti šį pratimą, štai taip, kaip aš parodžiau, jūs namuose turit sofą, turite kėdės, tai prašau. Paimam kėdę ir su jumis tiesiog tupiam ant kėdės. Tas pats, pirštai, kojos tiesiai. Keliai neišeina už kojų pirštų ribų, keliai nekrenta į vidų, žiūri ten pat, kur kojų pirštai. Pritupiam, atsisėdom ant kėdės, atsistojam, pilnai atsispiriam visą pėdą. Pritupiam, atsistojam. Ir jokių, kad nebūtų, kad jūs padedat rankas ant kelių ir atsistovi. Ne, taip yra netaisyklingai. Keliam save iš kojų. Up, up. Up, up. Jeigu jums yra sudėtinga tiesiog atlikti klasikinius paprastus pritupimus, darom su kėde arba ant sofos, kaip jums yra patogu. Geriausia, kad pagrindas, ant kurio jūs sėdatės, kad jis būtų tvirtesnis, kad jis nebūtų per daug minkštas. Labai daug kalbų noriu gerti. Ir taip, mergaitės, mūsų pirmas pratimas yra pritupimai. Jie yra įvairūs, gali būti įvairiai kojos pastatytos, bet mes darome su jumis dabar pagrindinius klasikinius pritupimus, kuriuos privalome išmokti, kaip reikia atlikinėti. Ir taip, mūsų tikslas šiandien su jumis padaryti 2 priėjimus po 10 pakartojimų. Aš paaiškinau kaip, dabar kartu su manimi darome pirmą priėjimą. Važiuojam, mergaitės. Kojos pečių plotyje. Tupiam, užpakaliukas atvedamas atgal, keliai neišeina už kojų pirštų ribų, nekrenta į vidų, stojamės. 1, lėtai, neskubam. 2, neskubam. Yra svarbu taisyklingai atlikinėti. 3, 4. Gerai, šaunuolės mergaitės. Jeigu jums yra lengviau, tai jūs galite skaičiuoti galvoje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taip. Kiek mes jau čia? 7 greičiausiai, taip? Taip. Šaunuolės. Taip. 8. Dar 2, 9, 10. Labai gerai, mergaitės, šaunuolės. Taip, poilsio metu, kai jūs esate visiškai naujokai sporte, jums reikia pratampyti raumenis, nes jie nėra pasiruošę krūvių ir mes turime pasirūpinti savo kūnų, kad paskui neskaudėtų jums labai raumenų. Tai labai gerai, jeigu jūs treniruotės metu prasitamdysit. Tai vat, pavyzdžiui, dabar mes darėm su jumis pritupimus, greičiausiai jums jaučiasi keturgalvis, tai mes su jumis paimam vieną kojytę
Kita ranka mes laikomės, nežinau, sofos, kėdės, dar ko nors prie sienos galima prieiti. Paimam kojytę, kaip galim, ir prispaudžiam, pratempiam keturgalvį kojytę, šiek tiek atvedam atgal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Ir kita koja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, mergaitės, padarom dar vieną priėjimą, antrą, kaip ir minėjau. Mūsų tikslas yra šiandien padaryti 2 po 10. Tai vieną padarėm, darom dar vieną. Padarysiu jį su kėdė, kad jūs, kas darote su kėdė arba ant sofos, kad jūs pamatytumėte, kaip tai yra daroma dar kartelį. Važiuoja, mergaitės. Viską darome lėtai. Mums yra svarbu atlikti taisyklingai, o ne tiesiog mechaniškai atlikti judesį. Nereikia skubėti. Darom lėtai. Prajaučiam, ką mes darome. Mes mokame su jumis. Ir taip. 1. Op. Neskubam. 2. Op. Pėda tvirtai stovi ant grindų. Keliai nekrenta į vidų. Labai svarbu. Žiūri ten pat, kur kojų pirštai. Taip. Neskuba, mergaitės. Niekur nekrentam. Kontroliuojam savo kūną. Taip. 6. Apa. 7. 8. Prajaučiam, kaip dirba kojas. 9. 10. Šaunuolis. Pirmą pratimą mes su jumis padarėm. Mergaitės, tik darant pratimus jūs išmoksite juos daryti, taisyklingai daryti ir efektyviai. Supraskite, jeigu jūs netaisyklingai atliekate pratimus, mes negalim turėti rezultatų, nes yra svarbu taisyklingai juos atlikinėti. Darot blogai, galvoti, kodėl man jokio rezultato nėra ant kojų, nes blogai darote. Blogai darote, netaisyklingai ir taip toliau, nepajungiat reikiamų raumenų. Tai mergaitės, mokamės, visi nuo kažko tai pradedam ir tai yra normalu. Dabar darom nuo kėdės, paskui jau darome tvirtai stovim, o paskui jau su svoriu darom. Galite štangą užmesti, jeigu norėsit tik tai. Arba galėsit namų sąlygom su manimi sportuoti ir tos pritupimus įvairius daryti. Ne tik klasikinius, o dar visus kitus. Ir taip, mergaitės, mūsų sekantis pratimas bus skirtas pečiams ir mums reikės papildomo svorio į rankas, apie kurį aš minėjau. Tai imam, kaip minėjau, bulvę, obuoliai, dar kažkas, gal vandens buteliukai. Vandens buteliukus bus, aišku, patogiausia laikyti, tai jeigu turite, imam. Tai mergaitės, mūsų pratimas tai bus tiesiog svorio kėlimas į viršų. Bazinis, paprastas pratimas, kuris reikalingas mums kiekvieną dieną, kai mes kažką tai paimti norim arba pakelti, kažkur padėti. Baziniai pratimai. Tai mergaitės, mes paimam svorį, alkūnės yra vienoje linijai su jūsų kūnu. Svoris laikomas vienoje linijai, turiu omeny, riešas nepalenktas niekur, taip, nepalenktas, o tiesiai. Svoris laikomas tiesiai, nekrenta ne čia, tiesiai. Ranka tiesiai ir visą laiką išlieka tokioj padėty. Svoris dabar yra prie ausų lygyje ir mes su jumis iškeliam svorį tiesiog į viršų. Iškeliam ir nuleidžiam iki ausų lygio. Alkūnės yra visada vienoje linijai. Ne į priekį niekur nejuda, ne atgal niekur nejuda. Vienoje linijoje, vat kaip yra dabar, ir palei tą liniją eina visada. Ir mergaitės neskubam. Kojos šiek tiek plačiau, 10 cm tarpas tarp kojų, šiek tiek minimaliai sulenktos per kelius, nugara tiesi, mentės atgal, grakščios, gražios ir važiuoja mergaitės. Mūsų tikslas 2 priėjimai po 10 pakartojimų.
Važiuojam. 1. Neskubam. Mokamės. Darom taisyklingai. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Šaunuolės, neskuba mergaitės. 8. 9. 10. Gerai, šaunuolės. Poilsis. Poilsio metu mes su jumis pratampom raumenukus. Prispaudžiam ranką prie savęs. Vieną ranką, prispaudžiam kitą ranką prie savęs. Žiūrim į priešingą pusę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Pakeičiam ranką. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės. Imam mūsų svorį ir kartojam pratimą. Svoris ausų lygyje. Alkūnės paralelė kūnui. Keliame į viršų svorį. Virš galvos iškeliam. Up. Lėtai, neskubam. 1. Nuleidžiam iki ausų. 2. Nesviruojam. 3. 4. 5. Šaunuolės. 6. Į viršų. 7. 8. 9. Opa. 10. Šaunuolės mergaitės, mes padarėme su jumis pečius. Ir taip, mergaitės, toliau sekantis mūsų pratimas bus skirtas nugaros apačiai. Aš žinau, kad moterims taip dažnai skauda nugaros apačią. Tai yra mūsų toksai skausmingas taškas. Bet reikia treniruoti, atliekant treniruotės, nugara stiprėja ir skausmai gali dingti. Mergaitės, kažkam gali pasirodyti, kad tai yra labai lengvi pratimai, labai lengva paprasta treniruotė, kad čia nesąmonė kažkokia rodau. Bet aš žinau, ant kiek yra sunku pradedantiesiems, aš žinau, kad moteris, kurios tik tai pradeda sportuoti, aš turėjau klienčių, su kuriuom dirbau sporto salėje ir aš mačiau, kaip jos atlikinėjo šitus pratimus ir aš mačiau, ant kiek tai yra sudėtinga. Todėl reikia pradėti nuo paprastų pratimų, sudėtingų, bet paprastų pratimų, nuo bazinių pratimų, išmokti taisyklingai juos atlikinėti, o paskui jau judėti prie kažkokių kitų pratimų ir tobulinti savo galimybės sporte. Taip, mergaitės, mes važiuojam su jumis. Aš ant grindų, kilimėlio pas mane nėra, tai keliaujam su jumis ant grindų ir mes darom, kaip ir minėjau, jums pratimą nugaros apačiai. Tai mes atsistojam su jumis ant 4, neišsirečiam, kaip katytės, žinau, norisi, bet nereikia. Atsistojam ant 4, nugara natūraliai tiesi. Tvirtai rankomis stovim ant pagrindo. Nugara, žiūrėkit, neišresta, nepakelta į viršų. Atpalaiduojam ją ir prajaučiam, kad visas svoris pas mus nueina ant rankų. Rankomis mes laikomės tvirtai. Ir taip, ir mes su jumis vienu metu keliam ranką ir koją, bet priešingas rankas ir kojas. Taip, tai atrodo štai taip. Iškeliam į viršų, nuleidžiam, iškeliam į viršų. Kaklas yra nugaros pratęsimas, todėl mes su jumis galvos nekeliam štai taip, neleidžiam žemyn, pratęsimas.
kaklas ir galva žiūri pas mus 45 laipsniai ir kiek čia. Ir taip, mes su jumis ištiesiam ranką, koją, ranką iki akių lygio pakeliam, koją ištiesiam, ne per daug jos nereikia kelti, ne. Mums nereikia iškelti ją į viršų, reikia, kad koja būtų nugaros pratęsimu. Nugara, užpakaliukas, koja. Pratęsimas. Up. Tik nuleidom, keliam į viršų. Tik nuleidom, keliam į viršų. Pradirbam vieną pusę, paskui dirbam su kita pusė mergaitės. Žinau, kad gali būti šiek tiek sudėtinga atlaikyti pusiausvyrą, bet laikomės ir darome. Jeigu jums, mergaitės, nepavyksta padaryti po 10 pakartojimų, nieko baisaus. Darome po 5 arba po 7, padarom tiek, kiek pavyksta dabar jums. Ir tai yra normalu, nes mes visi nuo kažko tai pradedam. Mūsų kūnas ne pas visas yra vienodai paruoštas krūviui. Ir tai yra normalu. Mes turime mokytis. Ir mes tai su jumis čia darome, mano brangiosios. Tai važiuojam. Mūsų pirmas priėjimas. Darom 2 priėjimus po 10, jeigu nepavyksta 10, darom tiek, kiek pavyksta. Važiuojam. Neskubam. 1. 2. Pilvas įtrauktas. 3. Neskubam. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės kitą koją ir ranką. 1. Iki akių lygio. Neišsirečiam. Tvirtai stovim ant grindų. Presas, pilvas įtrauktas. Neskubam. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Iš tikrųjų, mergaitės, daryti lėtai, pratimą atlikinėti yra daug sudėtingiau, nei tiesiog, jūs nežinau, sporto salė ar namuose sportuojate ir tiesiog darote kažkokį tai pratimą. Ta pati dabar pratimą, kurį mes darome, su jumis, jeigu darysim greitesnių tempų, bus lengviau, bet tai nereiškia, kad bus efektyviau. Atsigeriam vandenuką ir prasitampom. Jaučiat, jeigu apkrova nugaroj, šitas pratimas yra skirtas nugaros apačiai, jaučiam apkrovą, prasitampom. Mes su jumis padedam rankytės į priekį, ne? Ir atvedam visą kūną atgal. Galva žiūri žemyn. Pratampom pilnai visą nugarą. Rankytės tarsi bandom įspausti į grindis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai. Judam prie mūsų antro priėjimo. Važiuojam. 1. Neskuba mergaitės. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Šaunuolės. Ir kitą pusę pradirbam. 1. Aš žinau, kad sudėtinga. Jeigu darote kartu su manimi, viską darot, kaip sakau, aš žinau, kad sudėtinga. Šaunuolės. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10. Šaunuolės mano, atgal nugarytė eina. Rankas į priekį, pratempam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, šaunuolės. Ir tai, mergaitės, pas mus lieka paskutinis pratimas, kuris yra skirtas presui, bet kas be ko jame yra aktyvuotas visas kūnas. Tai, mergaitės, tai bus plankas. Aš žinau, kad jūs žinot tą pratimą, tikrai girdėjot apie jį, aš tikiuosi, kad girdėjot. Tai mes dabar kartu su jumis jį padarysime. Ir taip, mergaitės, keliaujam taip pat ant grindų. Sujungiame rankas kartu. Pečių plotėje maždaug gaunasi pas mus rankytės. Atsistojam ant kojų pirštų. Šiek tiek plačiau laikome kojas. Pečių plotėje maždaug. Užpakaliukas nenuleistas žemyn, ne. Pakeltas šiek tiek į viršų. Ir mergaitės, galva pas mus žiūri žemyn. Ne štai taip nuleidžiama, tiesiog žemyn, žvilgsnis eina žemyn. Visas kūnas įtrauktas, presas įtrauktas. Ir mergaitės, mes su jumis stovim tiek, kiek galim. Kai jūs galėsit išstovėti minutę, bus idealu. Bet dabar šiandien mes su jumis stovim 2 kartus po tiek, kiek galim. Gerai, jūs pasiruošusios? Aš tikiuosi, kad pasiruošusios. Šitas tai tikrai sudėtingas yra pratimas. Pamenu, kai aš jį mokinausi daryti, tai, kaip prakaitas bėgo pačioj pradžioje. Gerai, važiuojam, mergaitės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Gerai, mergaitės, visas kūnas dreba, prakaitas muša. Žinau, tai yra gera, normali reakcija, viskas yra tvarkoj. Truputį pailsim ir mes darysime su jumis paskutinį priėjimą. Kol jūs ilsitės, mes su jumis atsigubalam, ištiesiam rankas ir kojas ir tempiam į priešingas pusės galūnės. Rankas į viršų, kojas į apačią, ir ne? Traukiam, tarsi mūsų už kojas kažkas traukia ir už rankas kažkas traukia. Ištempiam visą kūną, prajaučiam, kaip tempiasi mūsų presas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerai, ir grįžtam prie mūsų planko. Apa. Važiuojam, mergaitės. Rankytės kartu, pečių plotėje, kojos pečių plotėje, tvirtai stovim ant pagrindo, pilvas įtrauktas, užpakaliukas šiek tiek iškeltas į viršų, važiuojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Labai gerai. Man irgi viskas dreba, mergaitės, man irgi viskas dreba. Nežinau, kiek iš jūsų kartu su manimi viską padarė, bet šaunuolės. Tai, mergaitės, paprasti pratimai, bet tai yra labai svarbu taisyklingai juos atlikinėti. Ir koks yra iškart poveikis. Aš tikrai galvoju, kad jūs jaučiatės pasportavusios. Jeigu aš jaučiuos pasportavusi, tai jūs pradedančiosios taip pat, aš manau, jaučiatės pasportavusios. Mergaitės,
Na štai mes kartu su jumis pasportavome, aš be galo jumis didžiuojuosi, kad jūs padarėte tą pirmą žingsnį ir tas pirmas žingsnis visada yra sunkiausias. Sunkiausias atsikelti nuo sofos ir pradėti daryti. Ar jūs norėtumėt, kad aš visada būčiau šalia jūsų, motyvuočiau jūs ir vesčiau už rankos, parodyčiau jums visų gražumų, kas yra sveika gyvensena, ką reiškia sveikai ir kas yra svarbu skaniai valgyti, kas yra sportas, kuris nėra nuobodus, kuris yra įdomus ir labai labai skirtingas. Parodyčiau jums, ką duoda sportas. Savivertė, aukštesnė savivertė, pasitikėjimas savimi, seksualumas, moteriškumas, gera nuotaika, meilė sau, emocijas, teigiamas, neapsakomai teigiamas geras emocijas. Mergaitės, aš visą tai galiu daryti kartu su jumis, kiekvieną dieną jums patogiu laiku, jums patogioje vietoje. Savo projekte up.lt aš sukūriau programą pradedančiosioms moterims, kurios nori pradėti sportuoti. Dabar jūs galite prisijungti prie manęs ir pradėti nuo to nulio, nuo to pirmo sunkaus žingsnio, kai jūs nežinote, kas mityboje yra blogai ir kas joje yra gerai. Nuo ko pradėti, kokius produktus pasirinkti, kokie yra produktai geri, kokie yra produktai blogi, kaip jie mūsų veikia emociškai, kaip jie veikia mūsų kūną, kodėl man nepavyksta sukūsti pagaliau. Mergaitės, sportas. Techniškai pasakoju kiekvieną pratimą, kaip reikia atlikti. Pradedam nuo bazinių pratimų, bet paskui mes judam su jumis link aukštesnio lygio, kur jūs jau galėsite atlikti bet kokį norimą pratimą. Nes aš jums papasakosiu, parodysiu ir vesiu jūs šiuo keliu. Merginos, mano projekte jūs gaunate skirtingų 15 programų. 15, įsivaizduokit, koks tai yra kiekis. Jūs gaunate skaniausius 3 mitybos planus, nes aš žinau, kaip yra svarbu skaniai valgyti, kaip yra sudėtinga mesti viską, kas buvo prieš tai ir pradėti dabar sveikai valgyti. Aš žinau, kad tai yra sudėtinga ir aš to neprisilaikau, nes visos mano klientės gali į savo paprastą gyvenimo būdą įtraukti mano naujus mitybos planus. Ir visos mano klientės valgo skaniai, nenuobodžiai, maistas yra skirtingas ir tinkantis, kas yra svarbu visai šeimai. Net įsivaizduokit vaikams, net vaikai valgo pagal mano mitybos planus, nes tai yra sveikas ir skanus, kokybiškas maistas. Ir aš, žinokit, visiškai laužau tą mitą, jog sveikai maitintis yra brangu. Ne, valgyti sveikai yra žymiai pigiau, jūs taupote savo pinigus. Taip pat aš žinau, kaip yra svarbu keisti savo įpročius, maisto valgymo įpročius po truputį, mažai žingsneliais. Ir todėl mes esame sukūrę specialų kursą apie tai, kaip pakeisti savo įpročius. Mergaitės, jeigu jūs prisijungiate dabar, jūs gaunate bonusus, jūs gaunate 15 skirtingų seminarų grožio ir sveikatingumo tema. Jūs gaunate 10 saviugdos seminarų. Taip pat jūs gaunate 2 audio knygas, kurios yra bestselleriai Lietuvoje. Ir žinot, kas yra geriausia visame šitame pasiūlyme, jog visa tai yra jūsų telefone. Jūs mane visada turėsite po ranka, aš visada esu jūsų telefone. Mes turime ne tik tai puslapį, bet mes turime ir programėlę. Tai reiškia, kad jūs galėsit, kada tik tai panorėsit, įjungti programėlę jūsų telefone, rasti, pasirinkti, ką jūs norite šiandien iš manęs ir daryti tai kartu su manimi. Mano mielosios, aš žinau, ant kiek yra sudėtinga žengti pirmą žingsnį. Aš irgi kažkada buvau ten. Man irgi buvo nedrąsu pradėti sportuoti. Aš irgi bijojau eiti į sporto salę, nes galvojau, aš nemoku daryti, atlikinėti pratimų. Aš nežinojau, kam reikalinga šitas treniruoklis, kaip čia ant jo reikia atsisėsti, kokį svorį pasirinkti. Ir man nepatiko, kaip aš atrodžiau. Ir aš galvojau, kad kažkas iš šono kietesnis, geresnis už mane žiūri į mane ir juokiasi. Ir aš galvoju, kad tai mus labai stabdo, bet tai neturėtų stabdyti, nes yra alternatyvų.
Jūs norite pasikeisti, jūs vargstate dėl to, kad jūs taip jaučiatės, jūs jaučiatės nelaimingos, nes esat nepatenkintos savo kūnu, esat nepatenkintos tuo, kaip jūs jaučiatės viduje, dėl to, kaip atrodote, ką renkatės, ką valgote, nes maistas mus veikia emociškai. Jūs galite galvoti, kad ne, bet jis veikia mus emociškai. Jūs negalite išsirinkti norimų rūbų, nes kūno apimtis neleidžia jums to padaryti. Bet aš galiu būti šalia jūsų ir padėti jums pradėti jūsų pokyčius dabar. Tau nereikės galvoti, ką apie tave pagalvos kiti. Aš sakau, kad tu esi nuostabi. Aš sakau, kad tu gali. Aš sakau, kad aš tavimi tikiu. Kad tu gali padaryti ir pasiekti visko šiame gyvenime, ko tu tik tai panorėsi. Aš tave motyvuosiu ir kelsiu, kai tau bus sunku. Visą tai tu gali padaryti su manimi. Ir aš tau pažadu, kad pradėjus ir praėjus kažkuriam laikui, kai tu žiūrėsi save į veidrodį, tu save vertinsi, tu save mylėsi, tu gerbsi save. Tu mylėsi savo kūną, tu mylėsi tą atvaizdą veidrodėje, kurį tu matysi. Ir pagaliau tu savo tarsi ačiū, kad vieną dieną tu priėmei sprendimą žengti pirmą žingsnį. Dėl savęs, dėl savo savijautos, dėl savo svajonių, dėl savo norų, dėl savo kūno, dėl savo sveikatos, dėl savo emocijų, dėl savo gražesnio rytojaus. Aš žinau, kad tu prieš akį dar turi visą gyvenimą. Ir kaip tu jį nugyvensi priklauso nuo tavęs. Aš labai tavęs laukiu savo projekte. Ir brangioji, šiandien tu gali prisijungti prie manęs su ypatinga nuolaida. Nes aš žinau, kad tu nori pokyčių. Ir taip, šiandien tu gali prisijungti prie manęs su nuolaidos kodu nauja 30. Tai reiškia, kad tu gausi 30% nuolaidą. Nuolaidos kodas nauja 30. Nes tai esi nauja tu. Ir šiandien tu gali žengti tą pirmą svarbų žingsnį dėl savęs. Brangioji, tu tik pažiūrėk, kaip jos pasikeitusios, tu tik pažiūrėk, kaip jos pasiekė savo rezultatų, pažiūrėk, kaip jos pasikeitė. Ir tai yra ne dietos, tai yra sveika ir skani mityba. Tai yra ne alinančios treniruotės, tai yra treniruotės namų sąlygom 15-20 minučių į dieną. Aš žinau, kad tu esi užimta, aš irgi mama, aš irgi žmona, aš irgi dirbanti moteris, aš irgi ta moteris, kuri namuose turi padaryti viską. Aš žinau, aš irgi užimta kaip ir tu, brangioji. Bet mes galim. 15 minučių į dieną savo atrasti mes galim. Tik tai reikia vieno noriu. Mano projekte kiekviena moteris atras savo programą. Moteris, kuri nori sportuoti sporto salėje, prašau, programa yra mano tinklapyje. Nori sportuoti namų sąlygom, bet nori šiek tiek intensyviau, turiu ir tokias programas. Nori sportuoti namuose, bet šiek tiek ramiau, turiu ir tokias programas. Nori labiau padailinti užpakaliuką ir kojas, atsikratyti celiulito, turiu tokias programas taip pat. Nori gražesnio pilvo preso, nori daugiau dėmesio skirti jam, turiu ir šitas programas. Nori viso kūno programas, turiu. Nori programos naujokiam, nes tik pradedi ir nežinai nuo ko, turiu ir tokią programą. Brangioji, aš tavęs laukiu, aš žinau, kad tu pavargai nemylėti savęs, pavargai nepasitikėti savimi. Pavargai bijoti, kaip į tave žiūri kiti, ką apie tave galvoja kiti. Pavargai, kad ateini į parduotuvę ir nežinai, kokius produktus išsirinkti. Tu nori, bet tu nežinai, tu tiesiog nežinai. Ir tu pavargai nuo to. Aš žinau, kad tu pavargai nuo to, kad tu ateini į parduotuvę ir negali nusipirkti norimų drabužių, nes jie tau tiesiog netinka. Aš žinau, kad tu nuo visko esi pavargusi. Bet brangioji, visą tai tu gali pakeisti. Jeigu tu pradėsi savimi rūpintis ir pirmas dalykas, ką tu turi padaryti, kai tu nori pradėti rūpinti savimi, tai pasirūpinti savo sveikatą, savo emocinę būseną. Ir paskui, jau kaip rezultatą, tu turėsi beprotiškai gražią, patrauklę išvaizdą. Tu turėsi moteriškumą savyje. Tu prisiminsi, kas yra būti tikra moterimi.
tu mylėsi save, tu vertinsi save. Taigi, brangioji, nauja 30. Nauja 30. Nauja 30. Prisijung dabar, gauk visus bonusus. Ir kas yra svarbiausia, gauk mane šalia savęs, kai aš tave vesiu už rankos ir parodysiu tau, kaip yra lengva iš tikrųjų pasiekti visko, ko tu nori šitame gyvenime. Aš tavęs laukiu. Try to remember that's just how it is when it comes to